Tai gerą vakarą visiems, seniai mes matėm, praėjo pirmasis Lietuvos discgolfo taurės šių metų etapas Jonavoje ir turėjom šiek tiek ir įdomių diskusijų viešoje erdvėje, tai puikiai turbūt proga padiskutuoti ir pasižiūrėti, ar mes turim kažkokių tai norų kažką keisti. Šiandien valdybos susitikime turime ir Loretą. Jinai yra viena iš mums pasiūlymų parašiusių žmonių, gavom ten kelis pasiūlymus, tai Loreta vienintelė sutiko dalyvauti, tai Loreta, gal tu trumpai gali tiesiog pristatyti savo pasiūlymą esmę, kur matai problemą ir panašiai, ir tada mes pasižiūrėsim, kur toliau galėsim padiskutuoti. Taip, tai susipažinus su reglamentu ir kai vyko Jonavos etapas, reiškia pasimatė, kad yra skirtumas arba kitaip sakant, įžvelgiama diskriminacija kitų divizionų atžvilgių. Reiškia, iš MA4 diviziono prizinis fondas yra perkeliamas į kitą dieną ir paskirstomas tik per 2 divizionus. Ryšium su tuo, kad jeigu galvoti apie praradimus, tai bent vienas tas jaunuolis įsiregistravęs į MA4, bent viena moteris, tai yra taip pat kaip netekimas. Taip pat buvo duota kontrolieriaus tarnyba, pakol kas užklausimas, reiškia, jie nekonstatuoja fakto, kol netlieka skundo tyrimo. Reiškia, mano pozicija yra galbūt jums, kaip ir minėjau pradžioj, šiek tiek neįsirašę, kad jeigu pasikeistų visas reglamentavimas, turbūt ir bėdos nebeliktų, bet esmė yra tokia, kodėl mes diskriminuojame vyrus virš 50, kodėl mes diskriminuojame moteris. Aš suprantu, kad galbūt moteris turi galimybę registruotis į atvirą divizioną, bet niekur pasaulyje nelaimėjo moteris. Mes net nei vienos moters neturime virš 1000 reitingo. Dabar taip, teorinė tikimybė laimėti prieš vyrą visada yra, bet fizinė, ne. Nei rutulio mes numetam toliau, nei ieties išmetam toliau, nei, kaip sakant, to disko išmetam toliau negu vyriškos lyties atstovai. Tai mano prašymas yra valdybos spręsti klausimą, kad galbūt tą prizinį fondą dalinti atitinkamai proporcingai dalyvių skaičiui arba paliekant ir kaip sakant, nedalinant niekam. Lygių kontrolierių tarnybos atsakymas buvo, kad turi būti sudarytos sąlygos visiems į lygius išmokėjimus. Tai tikrai nepriekaištauju, kad negaunam tokių įverčių kaip MPO. Nerealu yra, kai daug dalyvių ir gauti ir prieš mažai dalyvių, bet patirtis rodo, kad Latvijoje, kiek vyko čempionatų, tų vadinamų turnyrų, jie daro proporcingai. Į tos indėlius, reiškia, į tam tikrus į visus divizionus priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Tai tokia būtų mano pozicija. Gerai, ačiū. Dar matau ir Arūnas prisijungė. Labas, Arūnai. Čia dar prieš, kadangi mes jau oficialią dalį pradėjom, tai gal čia dar aš truputį suklydau, kad mes darbotvarkės nepasitvirtinom. Tai kadangi tiek Loretas, tiek turbūt dauguma mūsų klausimų, ir kur minėjau, kad dar turime kitų prašymų, tai jie visi susiję su reglamento pakeitimais. Tai gal ir fiksuokim, kad kol dabar sprendžiame taurės reglamento pakeitimus ir pasižiūrėsim, ar juos padarysim, nes keli klausimai jos liečia. Paskui pereisime prie paraiškų teikimo tvarkos atnaujinimo, nes irgi tikrai prašosi atnaujinti, ir pakalbėsime dėl galimybės 25 metų taurės paraiškas ir ne tik taurės, bet ir kitų čempionatų ankstesnio paleidimo paraiškų. Tai kol kas tokie 3 klausimai ir šiaip dėl 25 metų sezono eigos. Tai ar galim bendru sutarimu pritarti tokiai darbotvarkei? Ačiū, nes mes kaip ir pradėjome pagal ją jau dirbti. Taip, matau, kad Skirmantas turi klausimų. Prašau, Skirmantai. Aš su Loreta noriu, Loretos nuomonė truputį. Lygybė šitas klausimas, jisai gali būti žiūrimas dvejopai. Tik tai šio sezono požiūriu, kad, dabar moterim nenueina ta dalis, o nueina MP40 ir MPO, ne? O kitas kampas yra, kad lyginant su praeitu sezonu, kad visas tas
perdalymas mėgėjų yra dėl to, kad yra kitaip paskirstyta divizionai negu praeitam sezone, o moterų situacija liko tokia pati kaip ir buvusi. Ar kaip tu žiūri šitą pusę? Gal tada diskriminacijos ir nėra, jeigu taip žiūrėti? Aš žiūrėčiau tada iš tos pusės, jeigu mes turime praeitais metais 90 dalyvių ar ten 120, tai faktas, kad paaugo skaičius, reiškia, mes negebėjom paaugti. Aš kažkaip, vėlgi, jeigu į plėtrą žiūrint, kaip turėtų skambėti moteriai įkvėpimas, reiškia, jeigu mūsų užsiregistruotų lygiai 40, tarkim, moterų, 40 MPO, tada jų sąlyga teiktų, kad jie gali gauti su to pačiu dalyvių skaičiu didesnius išmokėjimus negu moteris. Jeigu turim po lygiai dalyvių, tai kažkaip irgi neskamba gerai. Jeigu būtų po lygiai ir būtų tokia pati sistema, ne? Taip. Tai šiai dienai tada vyram viskas nueina į vadinamą atvirą divizioną, o moteris, sakai tada moteriai, jo, tu ateik žaisti, bet sorry, ne, mums nėra numatyta pagal reglamentą. Nes, matai, čia tvarkos pakeitimas paremtas tais skaičiavimais ir pagal juos numatyta, kad nebus lygiai, ne, yra numatyta iš kur nueina į tą MI4. Ok, jo. Na, gerai, čia aš tik tai noriu pažymėti, kad čia tie du kampai, nežiūrint taip ir žiūrint taip. Jeigu, nežinau, ar mes jau galim diskutuoti, gal pasakysiu savo mintį. Jo, nes čia tiesiog turbūt mintis, kad jeigu turite klausimų konkrečiai Loretai arba norit kažko paklausti kitų, tai galite klausti. Matau, Darius kelia ranką ir tada jau, kai viską išsiklausinėsim, tada turbūt perėsim prie diskusijos. Tai Dariu. Ne, aš čia tiesiog klausau, ką kalbat, tai aš gal tokį labai trumpą rezumė, aš ten rašiau valdybai ir turbūt ten viešai, nežinau, kiek rašiau, tą priešistorę, kaip čia tas sprendimas gimo. Čia Loreta labai gerą tą kampą palėtė, pavyzdžiui, o jeigu būtų lygiai, tai tipo moteris, žinai, nieko negautų, MPO vis tiek gautų. Tai labai teisingas klausimas, žinai, pagal tokią sistemą, žinai. Tipo, žinai, prie tos sistemos, kai buvo ten prieita pernai, ta prasme, tipo istoriškai, ten iš viso, mes turėtumėm pažiūrėti tą kampą, žinai, kai buvo prieita, kad padarom mėgėjų divizioną tam, kad mėgėjai iš vis galėtų turėti atskirą žaidimą taurėje, nes į tą taurę buvo žiūrima kaip į tokią aukščiausio lygio varžybas, ar ne? Ir ta buvo pirmiausia diskusija, ar padarom mėgėjus ar nepadarom, ar ne? Nes jeigu dar žiūrėt atgal, tai turbūt kelis metus sustabdydavo tą sprendimą padaryti mėgėjus. Vienas toks argumentas, tai o gal mėgėjų pasidarys didesnis už MPO ir kaip čia atrodys, kad MPO, žinai, prizai yra mažesni už mėgėjų. Tokia būdavo, žinai, kaip sakant, duodami mėgėjams šansą žaisti, sumažinsim MPO divizioną. Tokia būdavo logika netgi ir kadangi darom pajėgiausio čia aukščiausio lygio discgolfą taurėje, tai taip ir būdavo nustumtas tas mėgėjų klausimas, nes tai karts nuo karto būdavo apsvarstomas jau gal kokie 3 metai turbūt atgal. Tai va, ir kai gimė ta mintis, tada prieita prie to buvo, kad tai iš kur čia tie mėgėjai pereis, iš kokių divizionų pereis mėgėjai, ir buvo, kad daugiausiai iš Openo, gal truputį iš Masterių. Ir tas buvo mąstymas toliau turbūt, kad iš moterų ir MPPM ir ten jaunimo, ten jų turbūt nebus arba beveik nebus. Dabar realybė turim vieną turnyrą, buvo 3 moteris tenai, 2 jaunuoliai, 11 masterių, 1 500+ žaidėjas ir visi kiti iš Openo. Tai ta proporcija beveik taip ir buvo, kad jeigu 8, kadangi buvo paskirti tie pinigai, tipo iš mėgėjų pereina į profus, tam, kad profų praradimai prizinio fondo būtų mažesni arba neįvyktų. Tai gavosi, ta Jonava parodė, kad MPO lygiai ir sudarė 80%, kiek ir gavo. Ir gaunasi, kad masteriai gavo 30 eurų per daug. Ta prasme, jeigu čia skaičiai žiūrėti į Jonavą grinai. Masterių divizionas, jeigu taip žiūrėti, jeigu būtų proporcingai padalinta, kaip Loreta sako, tiem divizionam, iš kurių atėjo žaidėjai ar ne į mėgėjus, tai buvo 3 moteris, tai 15 eurų neteko 500+, neteko 5 eurų ir jaunuoliai buvo 2 tenai, tai irgi 10 eurų negavo. Tai bet čia dabar, tai mes dabar, žinai, principas, aišku, teisingas. Čia gal kitas klausimas, ar iš viso principas tų pinigų perskirstimo yra geras. Ta prasme, gal čia jau kitas, žinai, bet jeigu principas yra toksai, tai Loretos klausimas pakeltas, galim sakyti,
Jonavos atveju čia, žinai, turbūt čia niekieno gyvenimo nepakeista, 30 eurų čia labiau vat, apie principą gal kalbant, nes kaip Loreta sako, jeigu staiga užsiregistruos 40 moterų, o ne 10, nu ten ta prasme, arba ateis į mėgėjus 20 merginų ir jos nebus atėjusios jau į FPO, ir sakysim, vis tiek 0. Nu tai va, tai principas, kaip ir neteisingas gaunasi. Čia turbūt tas priėjimas buvo toksai mąstymo, kad čia, žinai, niekas nieko pikto nenorėjo, žinai. Priėjo prie to, kad ateis daugiausiai iš MPO ir gal šiek tiek iš masterių ir iš kitų divizionų gal bus labai pavieniai žaidėjai, jeigu bus. Nu, panašiai taip ir buvo, ar ne, bet gali daugėti. Tai ir paskui prieita prie to buvo tiesiog turbūt dėl to paskirstimo paprastumo. Čia dabar proporcingai skirstyti, jeigu mes liktumėm prie to principo, būtų pakankamai sudėtinga, nes aš čia norėdamas sąžiningai paskaičiuoti, tai 2 valandas ieškojau iš vis informacijos. Nu, tarkim, reikia iš vis surasti informaciją, kokio gimimo tie žmonės yra ir taip toliau. Tai čia aš tik tai pasakiau, tą kontekstą, iš kur atsirado tas sprendimas ir čia nebuvo kažkokia pikta valia, nors ar, žinai, ar netgi kažkas labai pragalvota, aš taip juokais sakau, žinai, šitoj visoje situacijoje aš asmeniškai esu daugiausiai išlošęs žaidėjas, iš to finansiškai gavau 10 eurų per daug versus sąžininga sistema. Tai žinai, jeigu taip, ar juokais ar rimtai sakyti, jeigu kažkam trūksta 5 eurų, tai aš tos 30 eurų galiu padengti, žinai, asmeniškai, kiekvien ten prarado žmonės gal 7 eurus, 5 eurus arba 2 eurus, žinai. Ta prasme, jeigu perskirstyti tos išmokėjimus, bet manau, kad čia ne apie tos eurus dabar kalba, bet apie patį principą, žinai. Tai va tokia, aš tiesiog norėjau tą prieš istoriją pasakyti ir kontekstą. Tai va, toliau čia turbūt ir yra svarstytini klausimai, ar ta sistema iš principo gera, ar tos dienos geros, divizionai geri, perskirstyti, neperskirstyti, jeigu perskirstyti kaip, o gal ir taip toliau. Tai va čia pereit prie klausimų turbūt reikia. Čia visi jie tokie susiję vienas su kitu. Jo, dėkui dar už intro įvažiavimą į tą, kad mes jau galėtume ir diskutuoti toliau. Daugiau klausimų niekas neturite konkrečiai. Nes tada, Loreta, jeigu nori, gali pasiklausyti toliau, mes turbūt jau klausimų tau neturėsime. O tada lieka čia tas diskusijai, tas klausimas, nuo kurio čia dabar galo mes galėtume pradėti. Ar nuo to, kad iš viso žiūrėti, ar mes keliam į kitą dieną perskirstimą, ar iš karto einam prie finansų? Kokie jūsų pasiūlymai būtų dėl tolimesnės diskusijos? Taip, Skirmantai. Ja. Aš galvočiau, gal pradėkim nuo to, ar reikia keisti dienas. Nes jeigu mes pakeistume dienas, tada perskirstimo klausimo ir neliktų. Tada, kaip suprantu, kaip ir pernai, būtų viskas tiesiogiai proporcinga dalyvių skaičiui ir viskas. Čia, aišku, reikia nuspręsti pirmą, ar reikia to pakeitimo. Ir jeigu nusprendžiam, kad to pakeitimo nereikia, tada, reiškia, reikės spręsti šitos klausimus, ar keisti perskirstimo tvarką. Taip, Dariau, kadangi tu ten nemažai informacijos prirašyti, gal gali trumpai ir sutrumpinti. Man tai neatsako į klausimą, jeigu perkeltumėm dienas, kad nelieka perskirstimo. Perskirstimas tai buvo dėl to, kad MPO netenka dalies žaidėjų, dėl to, kad jie pereina į MA4, arba pro divizionai netenka žaidėjų. Tai čia dėl to buvo perskirstimas, ne dėl dienų. Ta prasme, perskirstimas buvo, man atrodo, patvirtintas anksčiau negu dienų struktūra. Tai aš čia tiesiog atskiriu tos klausimus, kad jie nėra tiesiogiai vienas kitą naikinantis. O tu kokį siūlymą turi, Dariau, nes matau tavo vienas iš siūlymų, kuriuos tu rašei. Aš galiu iš karto pasakyti, kad aš neturiu pasiūlymo, už kurį aš dabar balsuočiau, aš norėčiau jį turbūt balsuoti po diskusijos. Galiu pasakyti, aš gal parašiau ten valdybai kelis variantus, tai aš juos galiu įgarsinti, kaip aš matau. Tarsi aš neparašiau dar varianto Karolio, kuris siūlė šitą padidinti mokestį profam, tam, kad būtų didesnis payoutas profam turbūt iki 20 eurų ir sumažinti to pačių mėgėjų mokestį, neatsimenu, ką jis siūlė, iki 10 ar 12 eurų ar 10, paskui Raimis, man atrodo, Raimondas siūlė 12 ar 14, ta prasme, tai va čia tie tokie pasiūlymai, bet jie toliau, ten neišplėtoti pasiūlyme, kur tie eurai eitų padidinti, ar jie vėl būtų 50% išmokėjimas,
ar visi tie papildomi eurai eitų išmokėjimą, čia tokių reikalautų svarstymų. Tai aš kadangi, šiaip balsuočiau turbūt už šiaip kuo mažiau pakeitimų, bet nesakau, kad balsuoju, kad nedaryt pakeitimų. Bet gerai, variantai, kurie būtų, kaip aš matau, kaip galimus. Aš kart gal ir pasakysiu argumentus trumpus prieš ir už kiekvieną tą variantą. Tai pirmas, variantas, tarkim, reglamentas lieka taip, kaip yra, ar ne? Tai čia mes jau išgirdom ir su Loreta trumpai ir padiskutavom, ar ne, kad prieš tas lieka toksai, kaip ir tas diskriminacijos toks, ar neteisybės jausmas ir tas paskirstimas nėra iki galo, netgi pagal tokią sistemą, ar ne, kad jeigu mėgėjų dalis mokesčio yra perkeliama į pro divizionus, tai, galima būtų tada jau turbūt ta negerovė liktų, kad jisai vis tiek yra nepaskirstomas vienodai divizionam. Tai čia gal aišku, tą tokią paliekant ir tokią mažą išlygą galima būtų pataisyti ir padaryti proporcingą tą paskirstimą, kad jis būtų teisingas. Beje, žiūrint į proporcingą paskirstimą, ten irgi galimi du požiūriai turbūt. Čia kai buvo prieita, kad paskirstimas yra remiantis į tai, iš kokių divizionų pereina į MA4, ar ne? Tai mes ir žiūrim tada į tą MA4 struktūrą ir sakom, 80% Jonavos etapo žaidėjų buvo MPO. Tai žodžiu, jeigu nebūtų MA4, tai jie būtų žaidę MPO arba būtų nežaidę visai. Ir ten likę 20% būtų daugiausiai MP40 nuėję, moterų 3, ten jaunuoliai 2, 1, 50+. Tai ta prasme, kitas požiūris galimas, jeigu jau skirstai kažkokiais papildomą prizinį fondą, kad jį skirstytum pagal profų dalyvių skaičiaus proporciją. Tai čia jau tada atsiribotum nuo tos minties, kurie čia divizionai labiau nukraujavo, taip sakant, vaizdžiai, bet tiesiog padalintum proporcingai šitą divizionam, kiek jų yra. Tai aišku, kad Openas labiausiai sumažėjo, tai jis proporcingai tada gautų, ne 80%, gerokai mažiau. Moteris tuo tarpu gautų daugiau ir taip toliau, ar ne? Tai va, o ta prasme, čia, žiūrint prie to paties reglamento, kodėl mes už jį turbūt balsavome irgi šalia šitų argumentų, kad, tai buvo tas, kad mėgėjų divizionas toj pačioj tauriai vykstantis, net, nebūtų tas patraukliausias divizionas prizų dydžio prasme, nes taip spėjom, kad jis gali būti, ir tai parodė realybę, kad jis didesnis už visus kitus divizionus. Ir kadangi mokestis starto irgi toks pat, tai jis gaunasi toks patraukliausias ir lyg ir turėtų motyvuoti tą mėgėją neužsiauginti reitingo ir, kaip sakant, neiškristi iš to diviziono, nes tai būtų tokia kaip bausmė, nes iš gero diviziono, kur galėjau laimėti didžiausius prizus, dabar esu priverstas išeiti į aukščiausią lygį ir ten turbūt nieko nelaimėti, žinai. Tai va, dar turbūt argumentas buvo už šitą visą aplamai tokią sistemą, kad mes aplamai sukūrėme mėgėjams divizioną ir šalia to sukūrimo, čia kaip žmonės sako, diskriminacija, iš jų atimam pinigus ir dar toliau, tai tas požiūris buvo turbūt kitoks ir buvo tiesiog tai, kad mes jiems sukūrėm divizioną ir vietoj to, kad būti MPO sponsoriais, nes greičiausiai tie žaidėjai būdavo ir kaip patys rašo irgi apačioj lentelės, tai vietoj to, kad būti tiesiog sponsoriais, suteikėm galimybę bent laimėti, kad ir nedidelius prizus. Taip dabar tie prizai atrodo juokingai, kai kas gal džiaugiasi jos laimėję, nežinau, ta prasme, ne visi ir pasisako viešai. Tai va, tai čia apie tą sistemą, kuri yra dabar, ar ne? Tai tokie pliusai ir minusai ją palikti arba keisti. Dabar antras variantas yra palikti viską, kaip yra divizionų prasme, ir tą MA4 dieną, ta prasme, tą struktūrą turnyro tokią kaip, ir tiesiog anuliuoti tą pinigų perskirstimą, ta prasme, prizinio fondo ir, atmesti tos čia negerovės, kad tas divizionas taps pats patraukliausias prizų dydžio prasme ir tiesiog palikti paskirstimą prizų visur 50% išmokėjimas, mėgėjai gauna ten kuponais ar dovanom tos vertės ar taip toliau, kaip mėgėjai, ne pinigais ir visi dalinasi, taip sakant, savo startinį mokestį, ar ne? Tai čia vėl, ta prasme, už tada argumentas šitą sistemą, kad jokios čia neteisybės niekas neižvelgs, jau kaip sistema PDG prizų dalinimo veikia, taip ir veiktų ir būtų įprasta kaip visada, ar ne? O prieš argumentas tai tas pats, kurį sakiau, tai kad tada mėgėjų divizionas tampa pats patraukliausias
ir kaip ir nemotyvuojantis pasikelt savo reitingą virš 8,50, nedaug dievė, ir, kaip sakant, taip ironiškai skamba, iškristi į aukštesnį lygį, žinai. Tokia kaip ir bausmė gaunasi, žinai. Kaip paprastai sporte iškrenta į žemesnę lygą, o čia iškrenti į aukštesnę lygą, žinai, ir prarandi galimybės laimėti gerus prizus. Netgi laimėjęs toje aukščiausioje lygoje laimėsi mažiau negu laimėdavai ten, žinai, būdamas pirmas mėgėjas. Tai čia toks biški kalambūras gautos tokia sistema, bet man asmeniškai, čia mane kaltino viešai, kad aš čia sistemą šitą esamą pasiūliau, tai netgi pats atsiverčiau dar tą posėdį seną, tai, ten mačiau savo pradžią, kai pradžioj sakiau, kad man vienodai iš viso, kaip tie prizai bus paskirstyti. Tai man ir dabar aš galiu pasakyti asmeniškai, tai vienodai. Ne dėl pinigų aš žaidžiu ir kaip daugelis turbūt ne dėl pinigų čia žaidžia tą discgolfą. Tai va, tai gerai, o trečias tada variantas būtų galbūt irgi toks galimas svarstytinas, ir čia kažkas irgi siūlė, ir vat, kaip Mykolas ir minėjo, čia anoniminį dar kažkokį pasiūlymą buvom gavę, ta prasme, kad būtent tos perskirstimo galbūt prizinio fondo irgi nedaryti, bet pakeisti dienas. Tai yra padaryti MPO dieną, kaip ir buvo pernai. Arba, variantas būtų toks alternatyvus MPO ir FPO kartu vieną dieną, tai čia toks svarstytinas. Ir visi kiti divizionai kitą dieną. Tai ta prasme, tam tada, aišku, reikėtų apibrėžti irgi registracijos tvarką tam būtent mėgėjų, žinai, divizionui, kad mėgėjų divizionas tenai neužimtų visų kitų vietų ir būtų apriboti. Tai, žodžiu, būtų gautusi sistema tokia, kad turbūt MPO ar ten MPO ir FPO diena būtų kartu, greičiausiai visi norintys tilptų, bent jau su tais aukštesniais reitingais. Ir kitoj dienoj turbūt irgi tilptų daugmaž visi, išskyrus žemiausio reitingo mėgėjus. Ta prasme, jeigu apdėlioti mėgėjų registracijos etapus, ten nežinau, virš 800 pirmame etape, antrame etape virš 750 ant PDG nariai, ir tik trečiame etape lieka jau tiem, kas visiems kitiem ten be PDG narystės ir be kažkokio ypatingo reitingo ribojimo. Tai tada gautųsi, toks aišku irgi truputėlį galbūt gautųsi, jeigu ta diena užsipildytų, tokia keista galėtų situacija gautis, kad mėgėjai, aukščiausio lygio mėgėjai, kaip mes vis tiek kažko orientuojame šitoj tauriai, kad aukščiausio lygio pirmiausia visose divizionuose žaidėjus norim stalpinti, ar ne? Bet čia galėtų gautis taip, kad jeigu MPO diena neužsipildžiusi, o ta kitų diena užsipildo ir mėgėjai irgi jau užsipildė, tai tie žemiausio lygio mėgėjai turėtų vienintelę opciją, jeigu norėtų žaisti tauriai, užsiregistruoti į MPO, kur būtų likę vietos. Tai spėčiau, kad jie greičiausiai nesiregistruotų, nes kaip ir matom, ir pernai panašu, kad buvo daug žaidėjų, kurie nedrįsdavo žaisti MPO, ir būtent šiemet pamatė galimybę žaisti mėgėjose, susigundė ir dalyvavo. Tai čia toks trečias variantas. Tai turbūt tiek, nežinau, ar aš čia dar... Skirmantas dar turbūt tau turi klausimą, tai gal iš karto atsakysim. Ne klausimą, diskusijos pratęsimą. Tai dar tada, jeigu pabaigiai? Tai jo, aš galiu klausyti. Taip, tada Skirmantai, jeigu nori pratęsti, nes kaip matau, čia kelios dabar keli pasiūlymai, kelios nuomonės, tai būtų gerai, kad dauguma mūsų pasisakytų, ką manot, ir paskui bandysim kažkaip tai prieiti kažkokio tai teisingo sprendimo. Taip, Skirmantai. Čia vykus diskusijai irgi pasižiūrėjau į mūsų posėdį, kai ir buvo svarstamas formatas šių metų, ten spalio mėnesio posėdis. Ir jame buvo kalbama, kad, prognozės yra prognozės, nežinom kaip gausis. Ir jeigu prognozės nepasitvirtina ir profai netelpa, tada imam ir svarstam, kaip daryti, kad jie sutilptų, ne? Tai jau tada tokia mintis nuskambėjo. Ir bendrai čia, kadangi formatus galima daryti vienaip ir kitaip, nėra kažkokio vieno teisingo sprendimo, tai aišku, jeigu jau sprendėm spalio mėnesį ir kažką pasirinkom, tai aišku, po kiekvieno etapo, taigi nepradėsim iš naujo svarstyti, ne? Tai čia tokių smulkių kažkokių pakeitimų, ten, kaip, pavyzdžiui, Facebooko komentaruose buvo, gal truputį pakeiskim proporciją, truputį pakeiskim kažką kitą, tai į tokias diskusijas gal leistis nelabai verta, turiu galvoj nuo
pasiūlymai MA4, kad ten ar 3 eurai eitų, ar 5 eurai eitų, tokias detalės, ne? Nes dėl tokių detalių čia galima ginčytis po kiekvieno etapo ir taip toliau, bet kažkoks nuoseklumas vis tiek turi būti ir galų galia ir laiko negalim skirti kiekvieną kartą ginčiam. Čia dėl to lygybės klausimo, čia kitas dalykas truputį, nes šitoks principinis, bet aš sakau, dėl detalių tokių gal nereiktų ginčytis, bet jeigu iš tikro, kaip numatėm, yra galimybė, kad profai netelpa, ne? Ir tai yra rimtas dalykas, nes pritariu Dariaus išsakytai minčiai, kad čia yra vis dėlto aukščiausio lygio turnyras ir jį profai, jie turi sutilpti ir yra labai tokia prieštaringa situacija. Iš tiesų, jeigu turi žemesnį reitingą ir tu telpi turnyrą, o turi aukštesnį ir negali žaisti, tai šito tikrai neturi būti. Tai dabar, jeigu mes sakytume, kad iš tiesų tokia problema egzistuoja, jeigu taip konstatuotume, tada aš pritarčiau tam variantui, kad vis dėlto MPO keičiam formatą ir MPO ir FPO į vieną dieną, kiti kitą. Tada taip, čia reiktų nuspręsti, ar nuo 2 ar nuo 3 etapo prasidėtų mėgėjų registracija ir sprendžiant pagal Jonavą, tai jiem liktų, kiek ten, grubiai tariant, apie 50 vietų, tai dalis ir netilptų, dalis tada į MPO galėtų eiti. Galima prognozuoti, kad MPO tada nebūtų apribojimų ir taip pat kai kas iš kitos dienos registruotas į MPO, tai ir tie priziniai fondai padidėtų šiek tiek. O mėgėjų dėl to, kad pas juos tiesiog mažokai vietos, šiek tiek sumažėtų, tai klausimas, ar dar reiktų kažkokio perskirstimo. Tai čia viskas priklauso nuo to, ar mes nuspręsim, kad jau didelė grėsmė, kad netelpa. Nes iš principo vėl čia kaitaliot formatus, tai to reiktų vengti, bet jeigu jau tokia grėsmė, kad netelpam, tai tada jau reiktų ir tai padaryti. O jeigu nekeičiam dienų, tai aš sakyčiau, toks būtų požiūris mano, kad dėl lygybės, kadangi yra 2 kampai ir, matyt, mes, kas žinome prieš istoriją, tai žiūrim vienaip, bet kam iš šalies gali tikrai atrodyti, kad čia lygybė pažeidžiama, tai aš gal būčiau už tai, už tų visų abejonių pašalinimą ir tų visų diskusijų, kurios gali tęstis ir toliau, ir tas klausimas būtų keliamas ir toliau irgi pašalinimą ir padaryti gal tada nesismulkinant į detalės ten, kad būtų proporcingai paskirstamas tas mėgėjų fondo dalis visiems divizionam. Ir tuo viskas baigtasi. Jeigu mes sakom, kad kai kurie divizionai tada gautų daugiau negu pernai, kaip sakant, tai būtų tiesiog parama moterim, 40, 50, jaunimui, dėl ko problemos labai ir nematyčiau, nes maži divizionai, jeigu čia juos imsim ir paskatinsim mėgėjų pinigais, tai nematyčiau bėdos tame. O kokią dalį nuo mėgėjų, tai aš labai palaikau tą mintį, kad vis dėlto skatinti nesinorėtų per daug ir kad tai būtų vis dėlto simboliniai prizai mėgėjų prizininkams ir palikčiau tas pačias proporcijas, kaip yra. Tai jeigu dienų nekeičiam, tai tik tai paskirstimą proporcingai profesionalų skaičiui ir jaunimui, tarkim, o visą kitą ir palikčiau ir kad toliau tęstume taurę taip, kaip pradėjom. Taip, Dariau. Aš Skirmantui vieną klausimą, proporcingai pagal kurią proporciją? Pagal dalyvių skaičių tame etape ar pagal MA4 dalyvių struktūrą? Aš manau, gilintis į struktūrą MA4 ten jau per daug sudėtinga. Labai sudėtinga, aš iškart galiu patvirtinti. Ir gal neverta ir tiesiog žiūrėčiau, kiek dalyvių pats profis. Ja, nes aš dėl to klausiu, nes tas priėjimas dabartinis tai buvo būtent pagal nuspėjamą MA4 struktūrą, tai yra kas išeis į MA4.
Jo, ir tarp kitko čia toks argumentas irgi už tiesiog tą lygybę proporcingą, kad kai skaičiavam, kad moteris žais mėgėjose, nu to liktai neskaičiavam, ne? Jo, nes va, ta prasme, aš tiesiog gal skaičiais pasakysiu ant Jonavos pavyzdžio, ar ne, tai jeigu aš sakiau, va, kai skaičiuoji pagal tą būtent, kokia buvo struktūra MA4, ar ne, tai ten 80% buvo šitie, MPO potencialiai žaidėjai, nes jie niekur kitur nebūtų galėję žaisti. Tai va, tai jeigu žiūri į struktūrą šiaip žaidėjų turnyro, toj pro dienoj, tai MPO sudarė tik 5%. Tai čia jau taip skaičiuodamas, tada jau sakytum, kad jie gavo 148 eurais per daug. Nu ir atitinkamai visi kiti divizionai neteko 148 eurų, ta prasme. Tai čia tiesiog, ta prasme darytų didelį skirtumą pakankamai, žinai. Bet aš sutinku, kad daryti proporcingai pagal MA4 struktūrą, tai čia reikia atskiro etato, žinai, nes aš šitą bandydamas suskaičiuoti, čia kokią valandą kitą ieškojau informacijos. Tai čia toks begalinis darbas būtų kažkam. Tai tiek. Taip, Arūnai, matau, pirmas keli ranką, prašau. Kokia tavo nuomonė? Tuo gal įsijungsiu kamerą. Jo, čia nuskambėjo šitą versiją, aš gal ir rudenį panašiai buvau irgi tą patį iškėlęs, kad vieną dieną MPO ir FPO, o kitą dieną jau pernai, sakysim, panašiai ten galėjo tas jau variantas jau buvo, sakysim, ir MPO pakankamai gerai tenais atrodė tą dieną, paskui kitą dieną būdavo problema, kai nesurenkam ten tos, sakykim, ten 40 dalyvių susirenka, tai tas MA4 tavo 40 likusių kokių dalyvių ten labai sėkmingai galėtų užpildyti. O čia tada MPO ir FPO vis tiek, tada būtų toksai, jeigu jau vis tiek šitos taurės varžybos kaip į aukščiausią lygį, sakykim, orientuotas varžybos, tai turėtų ir būti joms, sakykim, tas dėmesys, o MA4 tai tokia jau papildoma, sakykim, opcija, kaip, sakykim, neturėtų užgožti. Jeigu, aišku, mes orientuoti būtumėm į, kad pas mums meistriškumas nėra svarbu, masiškumas, nu tai tada taip, tada gal yra MA4 ir MA3 ir dar MA2 galėtumėm daryti, bet tai čia iškai kita tema jau tada. Šitai vietoj pritarčiau, nežinau, kas čia dabar Darius išsakė šitą mintį, kad ir tada paskirstimas tada automatiškai, ten tada visiems vienodai, kiek susirenka, tada nieko, čia nei iš kažko atimam, nei kažkam tai pridedam, tada jau kiek susirinko, tiek jau ir pagal tą vieną proporciją, o MA4 tada, ką ten kuponus tos tada duodam, tiek tada jų jau bus procentaliai, vis tiek sumažės, jau bus ten 30, jeigu būna 40 dalyvių. Bet vis tiek tie tada vis tiek divizionai, tie visi pro, kurie yra, jie vis tiek turi pirmi registruotis, o jau tada MA4 jau visi kiek ten lieka, ten tų vietų jie gauna. Nes dabar gaunasi, jeigu dabar tie, sakysim, gerai, dabar vieną dieną visi pro divizionai susirenka ir jiem jau gali nebeužtekti ir vietos, nes ten gali būti, kad jau, sakysim, vieną dieną jie jau visi kartu ir ten jau kitiem ten ir virš 40, virš 50 ar ten moteriam jau gali ir nebebūtų vietų. Tai man būtų tokia. Aha. Lyg tai Skirmantas detalizavo šitą mintį, čia Skirmanto lyg tai antra jau buvo. Tą patį buvo, tai aš dabar pasikartosiu galbūt. Jo. Taip, Raimis kelia ranką, prašau, Raimai. Laukiam, kol įsijungsi mikrofoną. Nes prieš tai buvai, taip, tik negirdim. Teks kažką su garsu, Raimai, daryti, nes mikrofoną matosi, tu įsijungiai, bet negirdim, jeigu kalbi. Kol Raimis žiūri, kaip ten jiems seksis su garsu, jo, pabandyk. Ar dar bus kitų norinčių pasisakyti, nes pamenu, lyg tai Justas rašė, kad jisai su savo klubiečiais pasitars irgi dėl jų nuomonės, gal tu Justai, jeigu esi, gali. Taip, Raimi, vis dar negirdim. .
Justas be mikrofono. Tai Justai, jeigu ką, tai tu ten gali, gal jeigu turi kažkokią tai nuomonę arba klubiečių atsiliepimus ir panašiai, gali gal parašyti komentaruose. Čia mūsų jau beveik visi ir kalbėjo. Matai, kaip organizatorius, ar tu matai, kaip pirmo etapo, kaip tu matai nuomonės, kurias dabar mes linkstame, ar verta perkelti MPO kitą dieną, kokie tavo mąstymai? Taip, Raimio negirdim, Matas turbūt kažkur tai išėjęs, o Justas rašo. Viskas tvarkoj. Darius kelia ranką. Dariau, užimk eterį, kol Justas... Raimis, jeigu jau atsiras, tai užleisiu iškart žodį. Gerai. Čia gal gerą Arūnas tos burtažodžius pasakė, ar į masiškumą, ar į aukščiausią lygį orientuojamės. Nes aš dėl masiškumo, tai aš galvočiau, kad jeigu pakeitimas atsitiks, ta prasme, mėgėjų diena ir visi kiti kartu, manau, ką Jonava parodė, ir manau, kad ilgainiui tai būtų tas formatas, kuris surinktų didžiausią skaičių dalyvių per visus etapus. Jeigu padarysime MPO, FPO dieną, taip padarysim, kad ko gero nei vienas iš ten aukštesnio lygio neturės problemos užsiregistruoti, bet sumoji dalyvių bus mažiau. Tai čia du turbūt tie tokie, gal arba sprendimas jo į ką orientuota šitą taurę. Pats pradžioje čia pasakiau, kad jinai kaip ir į aukščiausią lygį buvo orientuota, ta prasme. Tai... Jo, bet tada toks variantas, kad tada niekam nebus jokio apribojimo, sakysim, nei dėl amžiaus, nei dėl meistriškumo į MPO ir FPO prisiregistruoti. Sakysim, jo, teisingai, čia yra tas jo pliusas, kad kažkas norėdamas 2 dienas gali žaisti. Žinai. Nebūtinai, ar 2, sakysim, jis jau ten mato, kad yra, nebetelpa. Taip, jo, tai MPO. Čia žinai, tik tai... Arba jau ten pasibaigė jau vietos. Tai čia dar... Aš tai įtariu, kad pirmose 2 stadijose vis tiek reikia turėti limitų, kad tie, kurie čia nori visus 2 dienas užimti, kad neužimtų. Čia Skirmantas tai, ką paminėjo, kad iš mėgėjai gal pradeda registruotis vos ne antrąjį fazėje, žinai. Aš manau, kad gal uždėjus tenai mėgėjų limitą tipo 800 iki 849 tą aukščiausią, galėtum jom irgi šitiem aukščiausio lygio mėgėjam duoti ir pirmoji fazė, žinai, galimybę. Kita vertus, dar pažiūrėkim dabar į Domeika. Mes čia kalbam, žinai, apie Jonavą, kuri užsipildė. Mes turim Domeikavos registraciją, kuri yra vietos visur. Ta prasme, ir vienoj dienoje. 140 žaidėjų dabar mačiau yra. Jo, tai ta prasme, tai vėl, jeigu jau dabar kažkas čia staiga netilps paskutiniu momentu ir priekaištaus, kad netilpo, tai klausimas atgal yra, kur tu buvai. Prasme, žinai. Tai čia gali būti, kad žinom istoriją, kad kuo toliau į metus, tuo tas dalyvavimas po truputį mažėja, ar ne, entuziazmas. Tai tikėkime, kad taip nebus, bet dabar jau antras etapas kol kas yra mažesnis negu pirmas. Tai nežinau, gal čia ir karštos ir nemalonios diskusijos prisidėjo prie to, kad daliai žmonių dingo noras dalyvauti. Tai čia neatspėsit. Raimondai, tave liktai jau fone girdime. Čia tu? Girdit, ar ne? Girdim, tai kol tu turi ryšį, tai kalbėk. Nežinau, gal turėsiu ilgiau. Aš tenais jūs labai šnekėjote apie tą populiarumą MA4 diviziono, ko jo pergyvent nesuprantu. Tai gerai, kad ten daugiau žmonių prisirinkti dėl tų prizų. Taigi negali specialiai žmogus laimėti ir išsilaikyti divizionį. Pagal reitingus bus išmestas į viršų iš karto. Arba ten tada sėdės apačioj taip ar taip, ar MA4. Tiek tada nieko ten nelaimės, taip sakyti. Jeigu jis ten gerai žais specialiai, įsilaikyti MA4 divizionį neįmanoma. Arba jis nieko nelaimės tada, ar šiaip tik tai vaikščios. O ten dėl tų registracijų, tai kitą dieną gali, ten kurie, jeigu mažiausiais reitingais, tai MPO papildys, jeigu nebetelpa į šitą dieną. O paskui jau, kai bus, kai Estija, kai per 4 minutės susipildo visas turnyras, tai ką tada? Pusė Lietuvos turės pusės, tada nebetelpa į turnyrą. Negalima dėl visų padaryti. Aš nežinau, iki galo išgirdau. Ir pinigus, ką surenka divizionai, tai ir gauna. Jokių mėtymų ir kėlimų.
O kaip, Kokie primink, paminklai? nežinau, ar išgirdau tavo nuomonę dėl MPO atskiros dienos. Taip, dėl atskiros. Taip, Ta ir palaikai. taip. Ok, Tai tiek. gerai. Justas vis dar rašo, Skirmantai, prašau. Ja, aš kaip žiūriu, pavyzdžiui, dabar yra vienas kitas ir gal net nemažai žaidėjų, kurie yra neblogi žaidėjai, tiesiog neturėjo reitingo, nes dar neturėjo PDG. Ir tik laiko klausimas, kada jie pakils į MPO. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, jau būtų turėję tą savo žaidimo lygį atitinkantį reitingą, man regis vis dėlto jie nebūtų jau patekę į MPO Jonavos etape, nes jau buvo kvietimai ir kvietimų ne visiems užteko vis dėlto. Kad paskui atsilaisvino, tai čia vėl tokie dalykai, kai jau žaidėjai pereina į mėgėjus dėl to, kad nebeliko vietų, tai jo, tų vietų gali atsirasti. Bet aš sakyčiau, tai, kad Domeikavai dabar sumažėjo aktyvumas, na, taip, matom, bet, pavyzdžiui, laukia dar Pučkoriai, kur, manau, profai jau irgi sunkiai tilps į profų dieną, jeigu mes nepakeičiam. O po Pučkorio atsinaujina reitingai ir matyti iš mėgėjų atsiras papildymas vėl profam, kad tie, kurie geriausi, gal viršys 8,50. Tai aš kaip ir matyčiau variantų, argumentų, kad tas dienas pakeisti. Nežinau, kaip kiti matot, bet tokių argumentų matyčiau. Jo, aš irgi įgarsinsiu tada Justo nuomonę komentarą, nes įrašė jos nesimatys jo. Bet Justas rašo, jog klube buvo kelios nuomonės ir vingos nuomonės nepriėjo, bet esmė klausimas, kokio lygio varžybas daro, ar siekis ar poro, ar A4. Čia panašiai kaip ir mes diskutavom. Justo nuomonė, jis pritartų MPO ir FPO vieną dieną, visi kiti į kitą. O kitais metais iš vis daryti atskirą MA4 taurę. Jo, čia dėl kitų 25 metų mes turbūt jau čia pabaigoje turėsim diskusiją, bet irgi yra iškeltas toks panašus irgi pasiūlymas, kad gal įmanoma ir atskirti. Pasižiūrėsim. Tai dabar jūs, kai visi pasisakėt, aš dabar bandau suprasti, ar teisingai supratau, kad vis dėlto dauguma, kurie pasisakė, tai linksta sutiktų su tuo, kad MPO ir turbūt ir FPO eitų į kitą dieną. Ir Skirmantai dar čia keli ranką, ar čia likusi? Likusi turbūt, ne? Nes matau, Darius dabar ką tik pakėlė, tai taip, Dariau, irgi gal apibendrinsi. Jo, aš Justui pritariu irgi dėl to apie kitus metus, nes manau, kad pernai, kai mes kalbėjom, sakėm, duokim mėgėjam šansą ir pažiūrim, ar čia yra poreikis ar ne. Tai aišku, iš vieno dabar turnyro darom sprendimą, bet tas viršijo stipriai bet kokias didžiausias optimistinės prognozės dalyvių skaičium, tai reikia tikėtis, kad čia neatslūgs mėgėjų susidomėjimas ir jie per tos kelis dar ateinančius etapus parodys rimtai, kad jiem reikia atskiros taurės ir tada čia iš visi klausimai išsispręstų, darant tą modelį, kaip estai jau senai daro ir Latvija atrodo irgi jau daro atskirai pro taurė ir atskirai iš vis kaip atskiras renginys mėgėjų taurė. Tai pritariu, kad manau, kad mes kitais metais būtinai tą svarstysim. Justo būtų gerai nuomonė dar išgirsti dėl to paties perskirstimo piniginių, tų prizinio fondo, nes aš, jeigu gerai supratau, Skirmantas pasisakė, kad palikti reikėtų tą perskirstimą, Arūnas ir Raimis pasakė, kad nereikėtų nieko perskirstyti. Tai aš tai pritarčiau turbūt nuomonėj, kad nereikia perskirstyti mėgėjų prizinio fondo, ypatingai jeigu atsirastų, jie nueitų į vieną dieną su kitais. Ta prasme, MPO būtų ir FPO viena diena, o mėgėjai būtų su visais pagyvenusiais ir jaunais, nes tada jų bendrai sumažėtų. Ir tiesiog tas perskirstimo nebuvimas nuimtų tą krūvį apie teisybės, neteisybės ir nesibaigiančias diskusijas, kas yra teisinga ir kas ne. Tai aš dėl to šitą. O dėl dienų, tai aš dar neturiu iki galo savo nuomonės, bet baigia atitinti, kad gal reikia MPO ar FPO dienų. Taip, Skirmantai. Gal dar labiau įtikinsi dar. Aš dar truputį užbėgdamas už akių,
matau tokia, lik formuojasi dauguma, kad pakeisti dienas. Ir aš galvoju, mes čia ne apie Domeikavą kalbam, nes jau Domeikavos nieko matyti nekeisim, jau ten registracija, žmonės susiplanavę viską ir taip toliau. Tai matyt, kalbam apie Pučkorius. Jeigu darytume pakeitimus, tai nuo Pučkorių. Bet Pučkorių registracija turi startuoti jau šitą sekmadienį. O tai reiškia, kad mes turim visiškai iki visų detalių pasitvirtinti irgi iki šito sekmadienio, ne? Tai čia tokia mums yra užduotis, jeigu nuspręsim. Kaip, matyti, ten gal ir nėra sudėtinga, nes surašyti viską į reglamentą reikiamus pakeitimus. Tik svarbu, nuspręsti iki galo, tada reikia pakeitimų ar ne. Mano beje patikslinsiu nuomonę, kad jeigu dienas keičiam, tai tada perskirstimų lik ir nereikia. Nebent ten pažiūrėtume kažkaip jau, kaip tai atrodytų, bet tikriausiai ne. Tada gal ir viskas paprasta, tada tik tai sutarti, nuo kada mėgėjai pradeda registruotis, o kitų klausimų beveik ir nebūtų tokių. Metriks tik tos registravimo stadijas reikėtų pataisyti. Dar Justas rašo, tai kolegos gal pataisykit, ar jisai teisingai suprato, kad jisai rašo, kad jeigu skirstami skirtingas dienas, tai paliekam MA4 ir visus kitus ten, kur ir priklauso. Tai galvoju, ką jis turi mini, kad to perskirstimo nedaryti, taip suprantu. O jeigu nekeičiam, tada dalinti bendrai visiems. Tai mes jūs tai link nuomonės ir einam, kad, kaip suprantu, kad jeigu dienas perkeliam, tai tada ten jokio perskirstimo nelieka. Visiems po lygiai pagal visas formulės oficialias. Gerai, vienas kitą suprato. Raimis dar prašau, Raimi. Čia Skirmantas užsiminė, nuo kurio etapo čia tada tą darys visą reikalą. Domeikavą jau dienų nebepakeisi, bet išmokėjimus galima pakeisti proporcingai, kad nebūtų pykčių. Domeikavos etapo. Supratau tavo mintį, matai, čia pakankamai sudėtinga, nes dabar virš, kiek ir sakiau, 140 žaidėjų jau yra ir matai, jie registruojasi pagal tokias taisyklės, kokios buvo registracijos metu. Ne, tai jie mažiau už tai pasyviau registruojasi, kad pamatė po pirmo etapo kokie išmokėjimai, kur pinigai nukeliavo. Matai, mes nežinom, kodėl pasyviau, gal ne tik dėl išmokėjimų. Gal ten šiaip dėl visokių. Tik tas irgi yra, taip. Aš neskau, kad vien dėl išmokėjimų, teisingai. Kokios kolegos nuomonės, nes aišku, sakau, tų dienų perskirstimo tikrai jau registracijos metu neišeina padaryti. Tikrai nereikia keisti. Dėl tų išmokėjimų, aišku, čia turbūt technikos klausimas, bet tiesiog vis tiek reikia bendro aiškumo ir kad visi žaidėjai suprastų. Taip, Skirmantai, keli ranką. Aš galvočiau, galim tokį nedidelį pakeitimą padaryti, tą proporcingą lygybę. Ir tie, kas jau užsiregistravo, informuoti, kad truputį bus kitaip negu buvo numatyta, kai registravosi, ir jeigu jie dėl to nenorėtų dalyvauti, kad gali išsiregistruoti, atgauti visą tą sumokėtą startinį. Šiaip, nes čia kalbam apie tuos, principo reikalą ir simbolinis dalykas, nes eurais tai čia yra viskas labai nedaug. Turiu galvoje tiesiog tarp profų paskirstymą. Tai, manau, nebūtų čia didelė problema. Tai šitą galėtume padaryti. Mėgėjų tas perskirstymas, jisai liktų, nes čia būtų per didelis pakeitimas daryti dabar likus tiek mažai laiko. Tai tik tiek, kad iš mėgėjų pereitų proporcingai dalyvių skaičiui tai pirmai dienai. Nes, aišku, dar išmokėjimai kaip tokie oficialūs nebuvo paskelbti, tai turbūt čia tas, kaip ir minėjau, technikos klausimas. Dabar čia jau netgi 3 rankos, bet įgaliojanti tik viena. Dariaus, prašau, Dariau. Aš sutikčiau, kad, kaip sakai, nepaskelbti, bet reglamentas paskelbtas, tai žaidėjai, supratom, aišku, kad dauguma registruojasi nežinodami reglamento, dėja, net organizuoja turnyrus nežinodami reglamento, bet šitą
Bet jo, jeigu dabar radikalų pakeitimą kokį nors padarytum, galėtum, aišku, ir skundų susilaukti, irgi, žinai, kad kad žmogus gal būtų važiavęs, nežinau, į Estiją į turnyrą vietoj, žinai, šitą. Tai jo, bet aš pritarčiau gal tai minčiai, kad tas pinigų, tas perkelimas vadinamas ar ne, lieka, tik padalinamas būtent proporcingai pagal tą dalyvių skaičių tos dienos, ar ne. Tai jo, čia aišku gausis, teisingai bendrai dalyvių skaičių, kadangi šeštadienį šitie yra, tai vis tiek preliminarus bus pejautas, kurį galės Domeikava paskelbti, nes galiausiai tie visi eurai priklausys nuo MA4 dienos, o ten paskutinę dieną vis dar kažkas gali išsibraukti. Tai dar iš dalies gali net imti ir pasikeisti tie eurai, ta prasme, bet čia nesvarbios detalės, ko gero. Būtent 5 eurai šiandien ar ten pasislinks, tai ko gero jau niekas čia, galiausiai ir PDG reikalauja preliminarius paskelbti, tai čia viskas kaip ir sveiko proto ribose. Tai aš pritarčiau šitai minčiai ir pritarčiau turbūt, kad jeigu darome tą kažkokį didesnį pakeitimą, kažkaip bandyti suspėti ir tą padaryti nuo pučkorių. Nes vėlgi, tai anksčiau padaryti. Nuo šio sekmadienio, ta prasme. Jo, ta prasme, kad ta registracija būtų jau paskelbta, tarkim, pagal naują tvarką, tai reiškia, tas reglamentas jau užfiksuotas galutinis. Ir aišku, būtų labai sveikintina, kad dar kartą to reglamento nebeperdarinėtumėm šiais metais. Tai tiek. Matas ilgą žinutę parašė, tai aš vis tiek pakomentuosiu, nes perskaitysiu, nes kaip įrašų ne visi mato. Taip, kad sutinka su Justo pasakymu dėl lygio, kad taip, toliau dėl pinigų paskirstimo, tai viską darom, kad nekiltų bendruomeniai pasipiktinimų, proporcingai paskirstyti geriausia. Taip, ir linki mums eiti vieno tikslo link, visiems kartu. Čia truputį apibendrinu, mato ilgą žinutę. Tai aš kažkaip tai įtariu, kad mes čia turbūt bendru sutarimu galime šitiems pasiūlymams dar kartą įgarsinti. Jie tokie kaip ir du. Toks bendresnis, kad reglamentą keičiame, kad MPO ir FPO keliasi vieną dieną ir paskirstimas vyksta, jo nevyksta, yra tos oficialus PDG paskirstimas lėšų. O kalbant apie Domeikavą, tai tiesiog mes dienų nekeičiame, bet tiesiog tą proporciją proporcingai visiems dalyviam paskirstimą pakeičiame. Ar yra prieštaraujančių šitam tokiam variantui? Taip, Dariau, gal patikslinsi, neteisingai gal pasakiau ką. Dėl bendro sutarimo MPO ir FPO, tai aš kol kas tik 4 balsus girdėjau už šitą variantą. Kurio balso, sakyk, negirdėjai, nes... Mato negirdėjau, Mykolo negirdėjau ir savo paties. Donatas dar nieko nesakė, bet tik Donatas, mačiau, laiką paspaudė, kai kažkas kalbėjo, nebeprisimenu kas. Turbūt Raimis. Tai Dariau, tada sakai, savęs negirdėjai? Jo. Matai, čia nebūtina argumentuoti, aš tai neprieštarauju. Ir visa mano nuomonė, nebūtina čia visiems kalbėti. Tai gal ir Dariau, tu neprieštarauji. Tai tada jau dauguma. Taip. Tai jo, aš tai manau, kad darom šitaip, nes čia sezono pradžia tai nekokia, sutikit su tuo, kad čia per daug intrigų ir per daug visokių bairių sezono pradžioj, tai tiesiog plaukiam pasroviui, darom viską, kad geriau būtų, o kitus metus sudėliosim viską normaliai, kaip turi būti, nes čia pradžia tai, taip, įdomiai labai viskas įvyko, tai gal tiesiog keičiam tą MPO ir FPO į vieną dieną, pabandom taip ir tiesiog turėsim daug patirčių, kaip buvo, kaip padarysim ir kaip dar ir pernai buvo. Taip, ačiū, Matai. Dar pridėsiu, kad jeigu dabar pakeičiam, tai linkiu šį sezoną nebekeisti nieko. O dėl ateities, tai sakau, lyg tai visokių gerų minčių kyla, kad gal mes turėsime visiškai atskiras dvi šitas, bet sakau, gal paliekim šitą klausimą šiandienai, bet truputį vėliau, kad pabaigtume viską aiškumą. Tai tada taip, Dariau. Aš dar vieną dalyką prieš tą užfiksuojant, tai ar dar užfiksuojam tada irgi, kad starto mokesčiai nesikeičia ir išmokėjimai tada tampa po 50% visose divizionuose vidų jų pagal surinktus
to diviziono pinigus. Čia nuo trečio etapo, tarkim, jeigu spėjom viską parašyti. Nes buvogi pasiūlymų ir dar ir starto mokesčius keisti. Ir čia mes jau kaip ir nebesvarstėm, žinai, bet... Jo. Nematau, kad kažkas tai čia palaikytų tas visas mintis, nes visus pasiūlymus valdybos nariai tikrai matė prieš tai mes čia taip eigoje ir svarstom ir ieškom geriausių sprendimo, taip Skirmantai. Gal Raimis galėtų dar pasakyti, nes Raimis buvo palaikęs šiaip jau tą starto mokesčių keitimo idėją. Taip, Raimundai. Nu, tai aš šiaip ir palaikau, bet kad jūs dar čia nekėlė to klausimo. Ne, nu aš kiek daug ten, nebūtinai tas daug ten, tas 20 MPO, o tos mėgėjus tai galima ten būtų porą gal ir numesti jiems. Nežinau, bent jau taip pasaulyje yra visur. Pavyzdžiui, kad ir kietuoliai profai eina dėl didesnių prizų, jie šutai žaidžia, tai ir jų tas prizinis fondas didesnis būna vien dėl to, kad startiniai didesnis. Skiriasi nuo mėgėjų startiniai. Mėgėjai mažiau moka. Net ir IBT, pavyzdžiui, tenais irgi skiriasi. Jo, mintį supratom, tai klausimas kaip ir iškeltas, tai Skirmantai, matau, eilėje laukia, prašau. Tik tai ta mintis dėl pakeitimo mokesčių, jinai buvo nesvarstant pakeitimo dienų. Aš suprantu dabar, kaip pakeitėm, situacija iš esmės pasikeitė ir nebėra tos problemos. Nes koks tikslas dabar sumažinti mėgėjams? Patrauklesnis divizionas gaunasi ir pigesni startiniai ir fondas mažesnis, kaip norėjot jūs padaryti, atidami pinigus. Nes aš įsivaizduočiau tokį variantą, jeigu, tarkim, mažint, nu tik tai, nuo ko mes čia mažint, nuo 16 iki 14, apie 2 eurus. Ne, tai čia tik šiaip aš pasiūliau 14, 12, nu nesvarbu čia, kaip jau, taip, mintis tokia. Bet tiesiog sumažintume jiem prizinį fondą ir tiek, tai net nežinau, ar čia patraukliau pasidarytų. Tai, bet tada tas patrauklumas įsireiškia dėl to, kad prizinis fondas apdovanojami mažesni ir tada, kaip, nenorės niekas įsilaikyti MA4 divizione. Nu, Skirmantai, tavo versija tokia buvo, kad nepabėgtų iš MA. Na, tai taip, tai sumažint patrauklumą, ne? Taip, sumažint patrauklumą. Nežinau. Jo, nes aš tai dabar čia žiūriu, kad čia mes nepridarytume jau tokių visai grandiozinių pakeitimų, nes lyg tai sakėm, kad čia jau tokių norisi, kaip pradėjo minimaliai keisti, tai tiesiog taisyti gal klaidas, kaip ir Matas ar Loreta minėjo, kad bandyti ištaisyti klaidas, o mėgėjų diviziono startinis mokestis buvo klaida, manau, kad ne, nes parodė pirmas etapas, kad visiems tikrai norisi dalyvauti. Dabar matau 63 dalyviai antrame etape ir turbūt tikrai pasieks 80, tai matosi, kad jisai yra patrauklus. Ir jeigu sumažinsi, tai gal dar labiau bus patrauklesnis atvirkščiai. Bet čia galim pasidiskutuoti, pasakyti, kokios jūsų nuomonės. Aš tai asmeniškai jau palaikyčiau tą mintį, kad mes jau pakankamai padarėm tą, kad perkeliam tą dieną ir jau reikėtų pasilaikyti. Čia dar matau, Donatas Justas irgi komentuoja, tai taip Skirmantai ir Dariau, tada paskaitysim komentarus. Dėl tų mokesčių, tai jo, čia taip su šypsena ta idėja, kad sumažint patrauklumą kaip ir įsigyvendintų. Aišku, už kadro liktų dar ir tokie finansai, kaip ten ta dalis organizavimui skirta, kuri sumažėtų organizatoriam ir taip toliau. Tai čia aš tokio sprendimo nenorėčiau palaikyti neskaičiavęs. Dienos pakeitimas jau iš karto automatiškai sumažins mėgėjų diviziono dydį. Tai aišku, automatiškai ir sumažės jų prizai, ta prasme, ir jie greičiausiai tas divizionas nebebus didesnis už Openą, tai ir su to pačiu mokesčiu tie prizai nebebus didesni už Openą, turbūt. Arba bent jau ten apylygėje gali tapti, turbūt geriausiu atveju. Ir kitas dar dalykas, mes iš principo kalbam apie tikrai mažą startinį mokestį, žinai, kai apie Baltic Tourą kalbam, tai mėgėjai numoka 50 eurų, žinai, tai taip jis mažesnis už profų, bet jisai yra stipriai didesnis, negu čia mes šitam turnyre turim. Tai galbūt, jo, aš asmeniškai palikčiau diskusiją apie, tarkim, didinamą ar nedidinamą profų mokestį
kitiem metam ir netgi gal atsiremčiau į apklausą žaidėjų sezono pabaigoje, ta prasme, ką jie patys galvoja, žinai. Nes irgi turim, nu, galbūt kaip visur, aišku, su prizais turbūt tie, kurie dažnai laimi, sakys, kad didinkim, tie, kur visada laimi pinigus, sakys, darykim 100 eurų mokestį. Tie, kurie kartais laimi, gal sakys, darykim 30, o tie, kur visada nelaimi, sakys, palikim 16. Tai gal. Tai va, bet jo, trumpai nekeiščiau mokesčių šiandien. Taip, Skirmantai, prašau. Aš noriu atkreipdėmėsi į tokį dalyką. Akcentavom, kad mėgėjai nebūtų didesni prizai ar per daug motyvacijos. Dabar mes truputį apmažinom jų skaičių, bet pašalinom jų prizų perkelimą į profus, ne? Tai dabar, jeigu galim prognozuoti, bus kokie 50 mėgėjų. Tai bus apytiksliai vis dėlto toks pat divizionas kaip MPO ir bus vis tiek didesnis negu MP 40. Ir motyvacija ten dalyvauti bus didelė ir prizai vis dėlto bus didesni negu daugelio profų divizionų. Tai atsiremiant. Na čia jau mėgėjai labai jam nepatiktų to, mūsų su Raimiu sąmokslo, jie mažinti patrauklumą. Bet aš nenoriu mažinti, aš nenoriu. Skirmantai, tu norėjai, aš palaikiau tave dabar su startiniu. Nes tokia mintis šmėkštelėjo, kad o jeigu mėgėjam padaryti tokį mokestį kaip jaunimo, kurie irgi yra mėgėjai, jie kiek 12 neturi. Čia būtų toks dirbtinai sumažintas jų prizinis fondas tiesiog. Dėl ko jie supyktų. Ir aš manau, kad tai yra skirtingi tikslai. Jaunimo divizionas starto mokestis sumažintas tam, kad kuo daugiau jaunimo ateitų pas mus. O mėgėjai, tai žinai, jau vien prie jų taikyti, ar čia dabar norim juos pasikviesti, ar nenorim to starto mokesčių, nežinau. Aš nepalaikyčiau šitos minties. Šiais metais, nesakau, jeigu mes tikrai kitais metais turim mintį visai mėgėjams daryti atskirą taurę, tai tada ten jau tikrai galėsim jų pasireikšti ir po šių metų patirties tikrai priimti geriausią sprendimą ir dėl startinių, ir dėl prizų. Tai aš susilaikyčiau, tiksliau aš prieš šitą pasiūlymą būčiau. O atviram, tai iki 20, tai visai neblogai būtų pakelt. Kitiems metams. Šitiem dar gerai. Ar tu, Raimundai, nori pasiūlyti diskusiją? Ne, aš tik tai šiaip tokį svarstymą metu. Taip ir galėčiau aš tai balsuoti, bet nieko tokio, kad ir nebus. Bet tokia mintis. Nes dabar pagal diskusijas, ir matau komentaruose, kad Justas irgi siūlo palikti kaip buvo. Tai tokio liktai palaikymo mėgėjams daugumos nėra keitimo. Aišku, galėsim ir prabalsuoti, jeigu tikrai norite. Taip, prašau, Dariau. Ar tuo pačiu klausimu? Aš tik tai, Raimiui klausimą, ar tu siūlytum tik MPO, ar visiems pro divizionam padidinti? Ne, tai MPO tik tai. Tik MPO. Nes jie dabar kitoj dienoj žais, pavyzdžiui, jų mažiau bus. Mažas tas prizinis, kaip sakėt, tai nežinau, tai jie kietai varo. Daugiau laimės gal? Nebus taip, kad vienas kitas ir atkris vien dėl to, kad pakėlėm mokestį. Dėl 4 eurų tai tikrai tas nieko nepakeis. Jeigu 20 daryti. Matai, visą sezoną paskaičiuok, tai čia kiek išeina jau? 30 eurų beveik. Nežinau, ar čia jau kas skaičiuoja. Tai kolegos, tada išgirdom visas pasiūlymus, tai tada patytais aš spėju tik rašyti, kad dar kartą akcentuoju, kad mes priėmėm pirmus 2 pasiūlymus, kuriuos sakiau. Čia paskui mes pradėjom apie kitus dalykus kalbėti, tai grįžtam prie šitų 2 naujų pasiūlymų. Tai yra dėl mėgėjų starto mokesčio keitimo šiais metais ir dėl MPO starto didinimo. Ar šiais klausimais yra kažkokio tų palaikytojų, kad reikėtų balsuoti? Nes tikrai bendrų sutarimų, manau, neišeis. Ar iš tų, kurie nepasisakė, nes Raimundas, kaip suprantu, irgi jis tiesiog truputį palaiko Skirmanto pasiūlymą, bet tik tais jūs dviese ir girdžiu, kitų palaikytojų nematau. Tai ar
galime fiksuoti, kad tada šituos planus dėl starto mokesčių keitimo atidėkime kitiems metams. Taip, Skirmantai, gal turi kokį pasiūlymą? Bendrą principą tai aš suprantu, kad jeigu galim nekeisti ir nekomplikuoti labiau, ne? Kad visi jau įsivaizduoja ir taip. Aš tik galvoju, kaip Darius užsiminė, dabar be skaičiavimo mes kaip ir bandom nuspręsti, pakeitėm proporcijas žaidėjų galimas. Aš galvoju, ar mes dabar turim galutinai nuspręsti, ar galėtume dar, kai vis tiek parengsim reglamento pakeitimus, ką mes čia nusprendėm. Ir, jo labiau Pučkorė artėja, tai aš galiu tą ir surašyti, tą darbą padaryti. Ir kai persiųsiu visiems, kad patvirtintumėt, kad teisingai surašyta, kaip ir čia viską aptariam, gal tada galutinai ir patvirtintume dėl tų mokesčių, kad, tarkim, dabar toksai preliminarus sprendimas, kad, jie lieka, tarkim, ne? Aš galvoju, kad dar pasilikti tokį šansą, čia dabar pasiskaičiuot, pagalvot matematiškai, ir tada galutinį žodį pasakyti. Šią savaitę, neatidedant, aišku, iki Pučkorio. Tai taip, Dariau. Siūlyčiau tą tokį žodelį preliminariai šiandien sprendžiant dėl tų mokesčių įterpti. Okay, Dariau. Man tai čia klausimai tie atviri tokie lieka tada, kodėl tik MPO, tai gal visus pro divizionus padidinti mokestį, ar ne? Nesiūlau, tik tai garsiai klausimą keliu. Tada kitas klausimas, o kaip tada tie pridėti papildomi 4 eurai persiskirsto, ar vis tiek 50% lieka pjautas, tai tada gaunasi, kad 2 eina į išmokėjimus, o 2 eurai prisideda organizatoriam ir tada, nežinau, tie 2 eurai kompensuoja mėgėjų sumažintą mokestį, tokia matematika keista kažkokia. Tai Nes kai pridedi 4 eurus, bet supranti, kad tik tai 2 nueis į išmokėjimą, tai čia toks nelabai didelis tas pridėjimas pasidaro. Tai dėl tokių mažų svarstymų aš galiausiai balsuočiau už nekeitimą nieko. Tiesiog priimant tai, kad tie mokesčiai iš principo yra maži. Netgi lyginant ir su kitais sportais, ta prasme, kai kas gal sako, jo, čia visas sezonas, tai čia 7 etapai čia susidaro, bet kai pažiūri į vaikų sportą, kokią gimnastiką už 2 minučių šokį vaikai susimoka po 20 eurų ir dar prasėdi pusę dienos varžybose salėje, tai nieko neveikdami. Tai mūsų sportas pigus. Ir nieko negauna, ten jokių prizų nėra, apart medalį. Gauna arba negauna. 3 medaliai viskas. O mes čia dabar dar eurus dalinamės. Tai tiek. Tai okei, jo, sutinku, kad galime dar pagalvoti, nebūtina čia šiandien nuspręsti, bet tiesiog svarbiausia, pagrindinius dalykus mes tikrai nusprendėm, priėmėm sprendimus svarbiausius, o elektroniniu paštu tikrai galime dėl mokesčių, jeigu kažkas turės papildomų argumentų, nes kol kas papildomų argumentų negirdžiu. Taip, Skirmantai. Kitą klausimą, jeigu galima, dėl to, kiek procentų apdovanojam divizionuose. Šiemet pakeitėm palyginus su pernai ir padarėm, kad visur 25% pro divizionuose. Aš galvoju, kad tie, kur yra mažieji divizionai, tie 25 tada gaunasi viso labo berods 2 dalyviai apdovanojimai. Arba vienas. Ar nereiktų nustatyti, kad mažiausiai 3, gali likti tie 25, bet mažiausiai 3, kaip, pavyzdžiui, mėgėjose mes parašėm. Mažiausiai 3, bet apskritai 15% apdovanojami. Tai tada visada moterų tarp 3, FP40 tarp 3 mažiausiai skirstytųsi tie pinigai. Ką galvotumėte, ar čia reiktų papildomų dar skaičiavimų? Tai kažkaip galvoju, 40 eurų ant 3 padalinti po 10 eurų, 12 gausis. Tik čia gal Skirmantas neturėjo omeny, ar tu, Skirmantai, turėjo omeny, kad po lygiai visiems 3? Ne, ne po lygiai, tai gerai, tai kad jeigu ne po lygiai, tai kas paskutiniam 5 eurai, tai čia koks tikslas.
Juokingai atrodo iš tikrųjų, bet Nu taip, paskutinis labai mažas išeina, trečias. Jis labai smulkus. Nu gal tada gal tiek to, čia tada šitą atsiemu. Su mažais, kai mažai dalyvių, tai jo, daugiau problemų paskui prasideda. O dabar čia jo, 1-2 žmonės tik apdovanojami. Okay. Nepamenu kaip Jonavoj, nes nebuvau pro dienoj, bet berods medalius šiaip ar taip gauna po 3, ne, iš viso? Taip. Visur buvo po 3 medalius, tiek jaunimas, tiek moteris virš 40, visi gavo po medalius. Taip dariau. Aš tik tai skaičius pažiūrėjau, tai pavyzdys, jeigu 5 žmonės divizione, tai ar 25%, ar 33%, vis tiek 2 apdovanojami. Nu tai čia turbūt yra atsakymas, tai gal užtenka ir to medalio, ta prasme. Nes mes čia tą kitą diskusiją seniau visada turėdavom apie tos juokingai mažiukus prizus, ta prasme, kurie ten 8 eurai patampa. Tai jeigu padarysi 3 iš 5, tai ir vėl prieisi prie tų pačių ten 8 eurų. Tai gal ir nebūtina. Tai, nu, aš net 40% uždėjau, tai iš 5 žmonių vis tiek gaunas tik 2 apdovanojami. Tai ten jau PDG skaičiuoklė daugiau net neleidžia pasirinkti. Žodžiu, reikia skatinti tuos mažosius divizionus gausėti. Masiškumą, jo. Taip, aš dar įrašui, kad palikti apie diskusiją ateičiai kitiem metam apie starto mokesčius, raginčiau mūsų visų paieškoti galimybės junioram padaryti nemokamą dalyvavimą. Nu, čia ta prasme klausimas, kieno finansais tai turėtų būti padaryta, tai čia kitas, nebūtinai gal organizatorių, gal federacija, gal finansavimą kažkokį ir taip toliau, bet nu, tą Arūnas turbūt mintį daug kartų yra seniau išsakęs, bet nu, tiesiog manau, kad ką reikia skatinti pirmiausia, tai yra jaunimas, turbūt antras būtų moteris, nu, masiškumą, žinai, mes kalbame apie profesionališkumą, bet masiškumo prasme, ko gero, šitie 2 yra, kurios visai kaip norėtųsi skatinti. Aš tai irgi įrašui, bet beveik į temą irgi tos labai idėją tokią palaikau, sunku tik, aišku, ją dabar būtų įgyvendinti ateityje, bet kad pati federacija imtųsi organizuoti taurės etapus, bet samdytų, kabutėse samdytų organizatorius kiekvienam etapui. Ir tada, kai federacija pati, kaip sakant, gali nustatyti taisyklės, tas divizionas nemokamas, tas mokamas ir panašiai, vos ne kiekvienam etapui ir taip toliau. Nu, čia tiesiog, kad būtų federacijos viskas rankose. Na, aišku, kol kas ir dabar dalimi federacijos rankose, bet tik tiek, kad mes tik taisyklės nustatom ir padedam, kiek galim. Taip, Skirmantai. Įrašui gal dar irgi kažkokį pasižadėjimą turi? Ne, aš čia tik paoponuot noriu truputį, kad nežinau, ar tai lemia pasirinkimą dalyvauti, nedalyvauti, ten mokestis didesnis, mažesnis, ar jo iš vis nebuvimas. Čia šiaip ką Arūnas vis parašo į federacijos pašto grupę, kad populiarumas tam tikrų grupių vis dėlto priklauso nuo kryptingo darbo, ne nuo tiesiog starto mokesčio taurėje. Tai aš čia taip nesureikšminčiau starto mokesčio, ar jisai 12 ar 0, kad tai nulemtų, kiek vaikų dalyvauja, bet tai priklausytų nuo kitų aplinkybių. Ok, tai va, čia šiek tiek pamastymų ateičiai ir gal aš jau raginu truputį eiti toliau mūsų darbotvarkę, nes čia mes tikrai šitam klausimui jau 1:20 dirbame. Dėl reglamento liktai visus klausimus, išskyrus man dar vienas, ko irgi savo patirtis parodė, kad ne viskas reglamente įrašyta. Pavyzdžiui, kad mes anksčiau esam praeitą sezoną sutarę žodžiu, kad organizatoriai po kiekvieno etapo apklausą žaidėjų padaro. Mes anksčiau darydom po sezono, dabar tiesiog norim daryti po etapo, kad žaidėjams nepasimirštų, tai tiesiog gal galim reglamente tą įsirašyti, kad tiesiog organizatoriai nepamirštų. Be abejo, federacija tiek aš, kiek galėsim, tiek padėsim, tiek ir šitą pačios apklausos formą esam jau padarę, tai jinai tokia šabloninė, tik pakeičiam etapo pavadinimą, bet tiesiog tikrai bendrom jėgom. Tai tiesiog toksai smulkmė, bet manau, kad reikėtų įsirašyti, kad tiesiog ir patys nepamirštume. Jeigu bendrų sutarimų tiktų, tai būtų labai gerai, kad mes įsirašytume. Ir jeigu gerai suprantu, Skirmantai, tada tu šią savaitę tau pareiga būtų atsakomybė reglamentą ten tą išdėstyti, ne? O elektroniniam pašte turbūt padėliosim, ar viskas tvarkoj. Nes tu sakai, kad ten dėl tų
perskirstimų ir panašiai, kurie pučkorio etapą liečia, pats sakei, kad padarysi. Ar taip supratau? Tai ką mes nutarėm šiandien, Jo, tą reikėjo surašyti ir jo, kaip imčiausi surašyti tą. Okay, nes ten tik jo porą vietų. Taip, Dariau. Aš manau, kad mes dienas perkeliam, mes nenutarėm galutinai dėl mėgėjų registracijos tvarkos. Tai mano pasiūlymas buvo pirmas, antras etapas, kaip ir visoji tauriai ten PDG nariam. Ir mėgėjus padaryti virš 800 pirmam etapė, antram virš 750. Ir, po to jau ten freestylas visiems pagal ten bendrus taurės limitus. Jo, nes tavo šitas pasiūlymas ir rašytinė forma buvo jo, aš ten įrašytas. Buvau parašęs tą failą, ta prasme. Jo, Aš pažiūrėjau Jonavos skaičius, tai žiūrint į Jonavos skaičius, tai visi tie top mėgėjai ten ramiai sutilpę būtų irgi į tą registracijos tokią tvarką. Ar galima šitam pasiūlymui ir pritarti, ar dar norite padiskutuoti dabar arba elektroniniu paštu gal turėsit minčių, nes dabar čia, kaip suprantu, dar elektroniniu paštu irgi turėsime šiek tiek diskusijų iki sekmadienio, aišku, turbūt anksčiau negu iki sekmadienio, galutinai su reglamento versija, bet šitas bent jau raštiškas pasiūlymas buvo, tai manau, kad logiškas. Taip, Skirmantai. Ja, aš dar norėčiau kažkaip pažiūrėti, Darius sako, jau žiūrėjo, ne? Kiek ten tų žmonių, kiek mėgėjų gali būti. Man rūpi, kad tik nepadarytume taip, kad netilps profai, jeigu profai miegos, o mėgėjai ir susiregistruoja. Nes reikia turėti galvoje, kad, pavyzdžiui, ir vaikai dabar kartu su mėgėjais, ne? Vaikai gali neužsiregistruoti greitai per pirmą etapą registracijos. Ir neramu, kad vis dėlto jiem liktų tos vietos. Tai aš dėl to svarstau, ar nereiktų mėgėjus pastumti vos ne į trečią registracijos etapą. Pabandom, gal... Domeikava rodo, kad iš vis niekur nereikia stumti. Nežinom, ką parodys Vilnius, bet aš sakau, pagal Jonavą, tai tas Jonavos mėgėjai, kur buvo, sakykime, labai daug, ar ne, tai virš 800, tame tarpe jau buvo 27, paskui nuo 750 dar 14, tai yra 41 žmogus, ta prasme. Per pirmus 2 etapus, ta prasme, tai... Skamba kaip ir saugiai. 800 ir 7 PM, ne? Jo. 800 plus, 750 plus, o trečias jau laistas standartinis. Jo, nes jaunimas, ta prasme, jie jau nuo antro etapo, aš kaip matau, aš dabar žiūriu į Domeikavą ir biškį suabejojau. Aš matau, kad čia PDG gal net nėra jau iš viso reikalavimo antrojo stadijoje, nors jis lygtai... Jisai yra bendrai, jo, tai viskas okei, jo. Tai tiesiog, antroji stadijoje pas jaunimą jau nėra jokio reitingo ribojimo, tik tai PDG narystė. Taip, čia gali sakyti, kad galbūt pakiptų ant to trečio etapo greito registravimuose jaunuoliai be PDG narystės prieš ten, žodžiu, visi be PDG narystės, tada jau pultų trečiame etape ir spaustų mygtuką, kas greičiau, jeigu ten būtų jau įtampa dėl vietos. Bet vis tiek trečias etapas be ribų visiems yra, tai jeigu net ir mėgėjus paliksi trečiame etape, tai tada vis tiek, jeigu jie greitai spaus mygtuką, tai ir aplenks jaunuolius, tai nieko neišspręs. Žodžiu, PDG narystės skatinimas bet kuriuo atveju išlieka. Ja, dar laisvėjai kvietimai, ne? Taip, jo, laisvėjai kvietimai yra irgi, kur gali turnyro direktorius nuspręs, kad mėgėjam nei vieno neduos, jeigu norės priimti visus jaunuolius netilpusius ar dar. Nes, čia kaip ir sprendžia kiekvienas turnyro direktorius, bet jaunimui prieš mėgėjus prioritetas, ko gero, būtų natūralus tokiu atveju.
Tai gal irgi taip, tai gerai, aš pasižymiu Dariaus siūlymą. Jo, užsifiksuokime tiesiog, kai reglamentą turėsim, galėsim padiskutuoti. Jo, aš, žiūrėsiu, kaip čia spėsiu, stengsiuosi iki savaitgalio, kad dar būtų laiko mums įsirašyti, jeigu kas nors ne taip, arba jeigu kas pasidarom skaičiavimus ir matematiškai ten kažką labai išvelgiam, kad reikia kitaip daryti, kad dar bus šansas išsakyti tas abejonės ir mums staigiai nuspręsti. Mhm. Ja. Gerai. Tai čia šiuo atveju baigsime šitą reglamentą, bet toliau dar 3 klausimai mano darbotvarkei. Kitas klausimas turėtų būti dėl paraiškų teikimo tvarkos atnaujinimo ir patikslinimo dėl atsakomybės. Mes tiesiog niekada dar nesam pasirašę labai neapibrieštai bendrai, kokios yra sankcijos arba kažkokie susitarimai, jeigu organizatorius nesilaiko mūsų reglamento priimto. Ir mūsų paraiškų teikimo tvarkoje yra tiesiog parašyta, kad Disc Golfo federacija turi teisę imtis veiksmų ir suspenduoti reglamento nesilaikantį organizatorių. Bet ką tai reiškia ir jokių kitų taisyklių nėra. Tai Skirmantai, tau lyg tai buvau persiuntęs tą formą, ar tu turi kažkokių tai konkrečių pasiūlymų minčių, ar mes irgi apsirašom atskirai visi kartu? Aš jau pradėjau dėlioti tos dalykus. Jo, iki šiol taip gyvenom be sankcijų, ne? Ir tikimės, kad ir toliau sėkmingai be jų gyvensim, bet išbaigti tas tvarkas, tai gal ir būtų gerai, jau labiau čia pasitaikė komentaruose ir ten tokių kvestionavimų, kad jeigu nėra sankcijų, tai čia klausimas, ar būtina laikytis viso to. Ne? Šiuo metu, ką mes turim, tai turim sankciją tokią, kad federacijos įstatuose, jeigu federacijos narys pažeidžia federacijos organų, skaitant valdybą, priimtus sprendimus, jam gali būti taikoma sankcija, gali būti šalinamas iš federacijos, kas pagal paraiškų teikimo tvarką, kadangi turi būti pareiškėjas federacijos narys, reikštų, kad negali teikti ir paraiškos. Tik tai reikia turėti omeny tai, kad pažeidimų gali būti visokių. Vieni šiurkštus, kiti tiesiog smulkmė, vieni ten pirmą kartą, kiti sistemingai pakartotinai. Tai tokio lankstumo apsirašant tas sankcijas reikia be abejo pasilikti ir apskritai jų taikymas nebūtų automatinis, bet valdyba pagal situaciją čia spręstų. Tai ten pripažinti šiurkščiu ar nepripažinti, jeigu pripažįsta, tai ten dar papildomas ten sankcijas kokias griežtas taikyti ar apsiriboti ten įspėjimu ar panašiai. Tai tokie bendri principiniai dalykai. Tai aš galiu jos rašyti ir jum pateikti apsvarstymui ir galėtume, jeigu tiktų, patvirtinti. Tai nieko tokio. Tik tai Skirmantai turėjo menį surašyti šios savaitės eigoje, taip, kartu su reglamentu. Aš manau, kad turėtų būti... Ne būti... šiandien turiu menį, ne dabar. Ne dabar, jo. Čia yra per kelias vietas. Viena yra paraiškų teikimo tvarkoj, antra pačiam reglamente, paskutinis skyrius organizatorių atsakomybė, kad jeigu nesilaiko reglamento, tai tas ir tas. Mhm. Jo, tai čia su reglamentu susiję bus. Mhm. Jeigu kitų komentarų čia šito klausimu neturi, tai tiesiog reikės dėl tų sankcijų susirašyti, kokios čia jos gali būti. Jo, čia aš tik noriu iš anksto pasakyti, kad jeigu kas nerimauja, kad čia būtų koks nors griežtas reguliavimas, kad ten kažkas atsitiko, nepaviešino ir jau automatiškai nebegali rengti turnyro nacionalinio, tai ne, į tokius dalykus ne, kad, sakau, viena diferencijuoti tos pažeidimus yra galutinis žodis vis dėlto valdybai, kad pagal situaciją išspręstų ir kad automatiškai kažkokių čia revoliucijų nevyktų. Nes, aišku, kiekvienas organizatorius yra brangus, įdeda darbo
ir čia mes neturim prabangos imti ir kažkaip diskvalifikuoti dėl kokių smulkmenų vieną ar kitą. Tai jo, į tai atsižvelgiant ir būtų surašytas tas formuluotės. Aišku, čia mes irgi jau seniai, tai pernai tą diskusiją turėjom, kad netgi sutartis būtų daromos renginių organizavimo, tai jeigu viskas labai gerai eitųsi, tai manau, kad tą tikrai būtų galima daryti, tai turbūt kitą sezoną bandysime jau gal ir taip, bet kuriuo atveju federacija turėtų tada būti pagrindinės organizatorius su visais starto mokesčiais ir panašiai, ir organizatorius tik tais daro patį turnyrą. Tai čia turbūt ateityje ir klausimas ir lieka. Ir dar 2 klausimai likę dėl 25 metų. Mes šių metų, tiksliau pernai pabaigoje, startuodami su 24 metų paraiškų priėmimu, buvom nutarę, kad ankstinsim 25 metų priėmimą. Netgi buvo parašyta, kad mūsų valdybos posėdžio šitam protokole, kad net pavasarį, 24 metų pavasarį, startuojam su 25 metų paraiškų priėmimu. Atrodo grandioziškai, bet tikrai rimtos discgolfo šalis tikrai tą daro, gali ir porą metų į priekį turnyrų susiplanuoti, tai manau, kad čia sveika planuotis, tai aišku, kaip pirmam kartui gali būti ir baisoka. Tai tiesiog norisi jūsų minčių apie tai, kad kada mes galime, tarkim, startuoti su 25 metų taurės organizavimo paraiškų priėmimu. Nes primenu, kad mūsų tvarka tokia, kad pirmą priimam norinčių organizuoti paraiškas ir paskui sutartų laikų licencijuotiems žaidėjams duodam atiduoti savo balsą ir taip nusprendžiame, kokie bus kiti metai. Šitas klausimas turbūt ir susijęs su tuo, kad kaip mes mėgėjus ir pro 2 taurės atskiriam ar ne. Nes šiandien irgi, ne tik šiandien, bet ir anksčiau, diskutuojant iki šito susirinkimo, buvo tokios iškilusios idėjos, kad gal kitais metais visai atskirti. Šiandien irgi girdėjau porą tokių sakinių. Tai gal turit minčių apie šitos 2 temas, ar galvojat, kad yra per anksti? Kokios jūsų nuomonės apie tai? Ar jau esate pavargę ir jau nebenorėtumėt toliau? Ilgas vakaras išėjo. Taip, Skirmantai. Aš taip galvočiau, kad dėl čempionatų, tai čia kažkokių pokyčių neįvyks vykstant taurės sezonui arba visam sezonui, tai būtų galima jau ir organizuoti paraiškas kitų metų čempionatų rengimui. O dėl taurės ir Dariaus sąrašyta ar išsakyta mintis buvo, kad kadangi yra minčių apie mėgėjų atskirą ir čia dar mes darom visokias reformas ir dar matysim, kaip čia mėgėjų dalyvavimas, ar įsibėgėja ar ne. Gal tada neskubam. Iš kitos pusės dar tokia pastaba, kad mėgėjų, ko gero, gal jų ir užtektų atskirai tauriai, matysim, bet esminis gal klausimas, tai čia būtų organizatoriui. Ir mums gal reiktų dar tarpusavį ar platesniam rate apsiklausti, ar mes turėtume to organizavimo energijos padaryti dar vieną taurę. Nes dabar, kai taurė yra bendra, tai labai paprasta, nes yra tokia, rėmėją suranda kažkas vienas iš mūsų ir valio, ar visi turim rėmėją. Jeigu atskiriam taures, tai gal bus surastas rėmėjas profam, bet nebus surastas rėmėjas mėgėjam, kažkas dar turės papildomai darbo įdėti ir jeigu nebus norinčių tai daryti, gal ta idėja atskiros taurės ir liks nerealizuota. Tai dar neskubam su taure, nes neaišku, ar atskirsim, o atskirimo klausimas ne tik į mėgėjų skaičių susiveda, bet ir į organizatorių skaičių. Tarp kitko etapų tai gali būti, kad ir mažiau, kad ir 4, kad ir 5, ne taip kaip profų, gal profų ir daugiau, 7. Tai visą tai padaroma, bet tegul tik būna tie 4, išsiaiškinkim, ar yra 4-5 organizatoriai, kurie gal šalia profų taurės dar ir darytų mėgėjų, arba nebūtinai tie patys asmenys. Tai čia dar reikia tokio parengiamojo darbo. Tai su čempionatais galim startuoti, su taurė dar laukiam. Turiu minį, kad taurės visai neliesti paraiškų priėmimo, tik apie tuos didžiosius mūsų čempionatus, kuriuos žinome, kad tikrai vyks.
Aš sakyčiau, nereikia tą darbą Ar tik tais, daryti. kad taurė, bet nevadinama ar atskira ar neatskira kol kas. Nes taurė vis tiek vėliausiai rudenį bet kuriuo atveju turėsim tas paraiškas rinkti ir išsiaiškinti, ką darom. Tai nežinau, kaip vėlgi Dariaus ten buvo rašyta ar sakyta, kad gal po kelių etapų jau bus aiškiau mums viskas. Tai yra, kada birželio mėnesį gal jau turėsim aiškesnį vaizdą, ir tada galim jau priimti sprendimus dėl kiek čia taurių bus kitais metais. Ir tada galėsime jau ir tas paraiškas startuoti su paraiškom. Nes aišku, geriausia startuoti su visom paraiškom vienu metu, neatskirti tų čempionatų ir panašiai. Tai tada, aš irgi sutinku, kad galima ir pabandyti palaukti. Ką kitų nuomonės? Ar yra kitų nuomonės šio klausimo? Ar sutinkate dar šiek tiek, aišku, tik pirmas etapas pasibaigė, bet manau, kad kuo mes daugiau dirbsim, tuo greičiau galima šitą kiekvienais metais vis startuoti. Turbūt matysime. 26 iš viso bus įdomus metai, tai ten turbūt irgi reikės tam tikrų kitokių sprendimų mums, bet matysime. Tai jeigu kitų nuomonių nematau, bent jau rankų pakeltų, Raimis, matau, įsijungia mikrofoną, gal nori pasakyti. Ne, gerai, viskas vėliau, aš norėjau pasakyti, kad palaikau. Raimis šiandien, Raimundas palaiko šiandien mus visus. Jo. Viskas matau, Skirmanto nuotaika gera, nenoriu gadinti. Tai tvarko, tai taip, Dariau. Aš vieną dar dalyką į pirmą temą, kurią mes kalbėjom, tai kadangi mes tą perskirstimą Domeikavos etapui kaip ir sutarėm, kad šiek tiek pakeičiam, negu dabartiniam yra reglamente, ar ne, tai kažkas turi parašyti tą laišką visiems dalyviam Domeikavos. Su informacija apie tai. Tai aš tai manau, kad visų pirma, kai mes turėsim tą sprendimo protokolą, turbūt aš galėsiu išsiųsti Karoliui ir tada paprašysim, kad Karolis tiems žaidėjams dar kartą informuotų per Metriksą, kad tokia situacija yra, nes be abejo, kad organizatorius turi žinoti apie tai. Taip, Matai. O mes šiaip esam kažkokį saugiklį užsidėję dėl tokių dalykų, jeigu nesirinktumėm pakankamai paraiškų, tarkim 25 metam, nes pagal tendenciją tai 23 metais tų paraiškų buvo labai daug, šiemet jų buvo mažiau ir esu girdėjęs tokių kalbų kalbų realiai iš organizatorių, kad ką man organizuoti, tai kažkas kitas organizuos, ar mes turim kažkokį saugiklį užsidėję šitam dalykui, kad nebūtų taip, kad taurės etapai 2 bus, tarkim, arba vienas, arba nei vieno iš vis, ką tada gal federacija turėtų organizuoti taurę. Čia gera pastaba, nes aišku, sutampa su mano mintim, kad federacija turėtų jau tada imtis. Bet be abejo, mes tokių saugiklių nesam apsirašę ir to nėra įrašyta. Bet čia gera pastaba ir turbūt mums reikia visiems kartu pagalvoti, nes čia gal ateiti kaip tik viskas gerės. Kitais metais Elektrėnai gal sugrįž, žiūrėsim. Taip, Skirmantai. Čia šiaip įdomi pastaba, turint galvoje, čia svarstam apie 2 taures ir dar daugiau etapų, o galbūt realybė tokia iš tiesų, kad gal ir to entuziazmo mažėja, ne? Aš tai taip sakyčiau, kad jeigu entuziazmo mažėja ir mums nelabai reikia, tai nereikia. Tai ir nebus. Jeigu kokį sezoną nebus organizatorių, nebus ir taurės. Praeis laikas, jeigu jie atsiras. Nes mūsų etapų skaičius jis irgi yra ne tai, kad fiksuotas, bet iš esmės priklauso kiek norinčių. Ir jeigu jų nebūtų 7, tai ir būtų taurė 5 etapų, ne? Arba 4, jeigu tik 3, tai būtų 3 etapų taurė. Ir viskas, o paskui jau galvotume, ar verta tuo užsiimti. Nes aš manyčiau, tai taip, nebūtų taurės, tai būtų, tarkim, atskiri turnyrai tiesiog, tarp kitko dėl mėgėjų, jeigu nepaeitų idėja į tokią sistemingą taurę padaryti, tai mėgėjai gal, tarkim, atskiri miestų čempionatai būtų jiem alternatyva. Bet čia irgi dalykas
matyt, kai yra sistema, bendra įskaita, toks bendras vaibas patraukliau yra negu tiesiog atskiras turnyras, kuris su nieko nesisieja. Aš tai nemanau, kad mažėja entuzijazmas žaidėjų ir nemanau, kad čia kažkas į tą blogąją pusę aktyvumo pusėn linksta, bet tiesiog žmonės tokie yra, kad mėgsta ant gatavo, tai tarkim dabar tau Jonavą organizavom, nu tai malonu, aišku, yra, kai tu susimokėjai pinigus, atvažiavai, pažaidėjai ir tu net nesuki galvos, tai aš manau, kad ne mes vien taip galvojam ir sakau, tiesiog girdėjau, kad jau tokių kalbų, nu ne vieną, ką man organizuoti, kai aš galiu sumokėti ir atvažiuoti tiesiog pažaisti. Nu, nes darbo tai visi, kas organizavo, visi žino, kad belia kiek daug darbo šitam dalykai. Aišku, čia dar kas mato dar gera pastaba to, kad mes turbūt kaip federacija turim ne tik žaidėjus apklausti, kaip jiems sekėsi arba kokios mato klaidas ar panašiai, turbūt ir su organizatoriais bendrauti. Aišku, čia kas gerai, kad mes kol kas dauguma iš valdybos yra visi organizatoriai, vienas kitas tik tais, bet irgi kontaktą palaikom ir susiję su valdyba, tai žodžiu, federacija tai tikrai visada laukia pastabų, kas ir organizatoriams netinka, nepatinka ir panašiai. Tai čia be abejo turim visi kartu bendrauti, visi vienas kitą palaikyti, bet pastaba gera ir žiūrėsim, kuo galim tobulėti. Taip, Skirmantai. Ja, aš noriu sureaguoti vieną, kai sakoma, kad tai gal federacija vietoje organizatorių kitų darytų etapus. Tai kas tai yra federacija? Tai yra mes patys, tie patys organizatoriai. Jeigu mes patys nelabai norim, tai kas Mykolas nesuorganizuos 7 etapų, Mykolas gal nenori irgi. O kitas dalykas, gal čia buvo laiko klausimas, kada iškils šitas. Kai mes kalbam, tarkim, apie starto mokesčius ir labai daug kalbam apie tai, kiek žaidėjim atitenka, ar jiem ne per mažai atitenka, tai yra dar klausimas organizatorių motyvacija. Ir ne veltui, kaip sakoma, užsienį C-tier PDG turnyrai iš vis jokių išmokų nėra, viskas atitenka organizatoriam. Iš dalies, kad ten padengti išlaidas, iš dalies ten jų motyvaciją palaikyti. Tai tą reikia turėti omeny, nes mes dabar dirbam, tikrai tokiais labai savanoriškais pagrindais ir jeigu ten kažkaip susimotyvuojam, tai valio. Jeigu kažkas ne taip, ar netgi ten kokia nors grubi kritika, tai žmogui gali baigtis motyvacija ir jis iš tiesų tiesiog nenorės daryti, o kam, kodėl, jeigu man čia nėra gera vaiba. Tai yra svarbus dalykai, to nereikia pamiršti ir čia svarbus klausimas. Ja. Taip. Dar irgi Arūno komentarą įgarsinsiu, kad jis irgi palaiko, kad federacija turi organizuoti, federacija pati išsirinktų, kur nori organizuoti. Iš dalies mano mintį paima, Arūnas irgi palaiko, tai irgi, aišku, čia yra išskirtinumų, kad vis tiek ne federacija, o tiesiog federacija imtųsi lyderystės ir vis tiek kažkas tai, kas yra vietinis turbūt daugiausiai organizuoti ir panašiai. Nors kodėlgi ne, kodėl Arūnas gali atvažiuoti ir į Elektrėnus organizuoti tą pačią, jis jau po visą Lietuvą važinėja be problemų. Justas parašė, kad jau turi išeiti, tai Justai viskas, ačiū tau. Čia buvo paskutinis klausimas ir mes tiesiog dabar taip jau paskutinė tokia banga komentarų ir nuomonių išsiskyrimo. Tai ačiū visiems, ačiū Loretai, kuri buvo iki galo. Manau, kad visai neblogai irgi kokybiškai padirbėjom, tai viską susirašom elektroniniu paštu, kaip ir nutarėm. Visus dokumentus paskelbsime. Ir tik tais dėl Domeikavos neužmirštam, kad Karoliui reikia irgi kaip organizatoriui žinoti, kokie čia mūsų buvo nutarimai. Gal Raimondas irgi turėjo su juo kokį kontaktą greituoju metu, tai gal papasakos, o šiaip tai jau ką tai mes tikrai artimiausiam dienom susisieksiu aš ir pats. Bet tiesiog, kai turėsime rašytinę versiją, tai ten bus galima jam pateikti. Ir tiesiog žaidėjus informuosime, kad tokie pakeitimai, jeigu netinka, kad išsiregistruotų ir bus grąžintas starto mokestis. Čia kitaip neišeina, vis tiek reikia civilizuotai viską daryti. Tai ačiū visiems ir tada visiems gero vakaro. Dėkui, Mykolai. Dėkui viso. Ačiū viso. Ačiū. Iki.
O jūs buvot metų ne, aš šiaip paklausiu.
Nu, tuos pinigus, tuos vis tiek, žinai, savaitę atrodo, man tokie prizininkai. Bus mokama, tipo, Now, bet joint in joint, bet kaip sustabdyti? Stop recording. Yes.